Tankiai meldų prižėlusioje kūdroje, tarp vandens lelijų ir susivijusių žolių, tingiai plūduriavo antis. Nekokia išsičiustusi smailė uodegė, šaukšta sparnė, amerikinė ciplė ar gratingoji dryžagalvė kriklė. Ne, tai buvo paprasčiausia antis. Iš pažiūros pilka ir nuobodi. Galbūt ten dėl to ne vienam kūdros gyventojai ji nepasirodė įtartina. Tik tyli buvo neapsakomai. Kad ir kiek ją kalbino ryškiomis eilutėmis pasidabinę jaunikiai, meiliai mirksėjo, iš svetur atklydę ponaičiai ir kavalieriai, ji nepratarė nė žodžio. Lyg netyčia vandens į snapą būtų prisėmusi. Nesidomėjo ir aplinkui verdančių gyvenimų. Praėjusią savaitę vykusiomis ištaigingomis gulbių tuoktuvėmis, giliojo žuvų nardymo olimpiadą ir čiuožikų pasirodymų. Nesidairė į vaikus, mėtančius paukščiams duoną į vandenį, nei į žvejus ir netgi į retsykiais čia užklystančius medžiotojus. Niekuo ji nesidomėjo. Buvo nebyli, abejinga ją supančiam pasauliui. Jums žinoma, kils klausimas, kodėl? Ogi todėl, kad toji antis buvo netikra. Kaip antis gali būti netikra, sakysit? Tai gal ji tada medinė? Nagi tikrai medinė. Tačiau kur kas svarbiau, kodėl ji ten plūduriavo. Juk netikros antis šiaip sau kūdrose neplaukėja, net jei jos ir medinės. Taigi, jei geriau ją įsižiūrėtumėte, kaip mat pastebėtumėm kelis keistus dalykus. Pirmiausia, jos akis neapsakomai didelės, tarytum žiūronai. Antra, jos nenublokšdavo į krantą net ir gerai įsišėliojusios bangos, lyg būtų buvusi prie ko nors pritvirtinta. Ir galiausiai trečia, jai kvaksint girdėdavosi keistas ūžimas bei traškesys. Sakysit, ir kasgi čia tokio? Gal tai galima antis giminaitė žiūronakė kriklė? Jei vienos antis turi snapą lyg šaukštą, kodėl kitos negali turėti akių primenančių žiūronus? Tačiau, jei su akvalangu panėrę įsižiūrėtumėt atidžiau, po truputėlį imtų aiškėti stulbinančios detalės. O vanduo saugo paslaptis. Labai kantriai saugo. Taigi žvilgtelėkime po vandeniu. 1, 2, 3. Paneriame giliau. Ir ką mes matome? Ogi po antimi plūduriuoja kažin koks maurais apšepęs padaras. Argi nekeista, juk dauguma ančių po vandeniu droviai slepia tik plėvėtas kojas, o čia negirdėtas dalykas, vietoje jų tūno kažin koks nematytas gyvis. Iš pirmo žvilgsnio panašus į žuvį, bet gali būti ir į kamuoliuką susisukęs krokodilas. Bet iš kur krokodilas kūdroje? Negali būti, greičiau jau sutrešęs rąstas. Tai visgi kas tai yra? Prisigretinę arčiau, matom vandens žolėmis, dumblu ir varglių kurklais apsinešusi pailgą vamzdį, su galva ir kūnu ir net su dailia uodega. Tai gal vis dėlto žuvis? Ne. Matau, vis tiek neatspėsit, todėl truputėlį padėsiu. Tai metalinis, didelė piliulė primenantis daiktas, galintis plaukioti ir nepaskęsti. Ir tai dar ne viskas. Jis gali lyg papūtęs peleką ešerys nardyti po gelmes. Dabar jau žinot, kas tai? Taip, tikriausias povandeninis laivas. Visai kaip iš knygos paveikslėlio. Bet kągi jis čia veikia? Tuoj paklausit. Ir nesistebiu, nes man ir pačiam knieti sužinoti, kam priklauso šitas povandeninis laivas. Tai kogi mes laukiam? Priplaukim arčiau ir smalsiai žvilgtelinkim pro iliuminatorių. Gal pamatysim, kas ten viduje šeimininkauja. Tame laive, pavadintame povandeninių laivų išradėjo Kornelijaus Vanderbelio vardu, šeimininkavo glitus, nuo seno visų nemėgstami rupūžiai, tokie padarai primenantis varles, tik gerokai bjauresnio būdo. Sklandė gandai,
kad palietęs jų odą gali nukrupti ir tapti tokiu pat, kaip jie, karpuotų ir spuoguotų padaru. O kai kuriems nelaimėliams ant letenų sparnų ar pelekų net iššoka pūslės. Ką jau kalbėti apie rupūžių spjaudalus, kuriais mažus vaikus gąsdina kas tik netingi. O kartais, kur ritasi šis pasaulis, net ir tie, kurie tingi. Bet ką jie ten veikia, paklausite jūs. Ogi slėpėsi, tykojo ir brandino klastingą pasaulio užkariavimo planą. Sakot, banalu? Nu ir man tai pasirodė, bet rupūžiai manė kitaip. Pasaulis toks jau daiktas, kad nenori, jį reikia užkariauti. Antraip naktimis ramiai bluosto nesudėsi, sakydavo įsikarščiavęs Bufoleonas Bicas, smulkiausias rupūžius. Bet neabejotinai didžiausias išsišokėlis iš visų povandeninio laivo gyventojų. O kam? Naiviai klausdavo vaikiško proto darbštuolis Bufonacijus, kruopščiai valydamas dulkes nuo slėgio matuoklių. Kas iš to? Kaip kas? Dar smarkiau karščiuodavosi Bufoleonas. Jei visi nori, vadinasi yra dėl ko, ir asilui aišku. O aš labiau mėgstu anyžinius saldainius, burptelėdavo Bufonacijus. Fe, galiausiai įsiterpdavo trečias komandos narys, vyriausias ir labiausiai patyręs rupūžius Julienas Vanderbufas. Tik ne anyžiai. Nusipurtydavo jis. Pamenu vieną žiemą, priešo apsupty, kai valgyti teko vien anyžinės ožiažolės. Nieko šlikštesnio burnoj nesuturės. Paskendęs prisiminimuose, Julienas nutildavo. Teisybės dėlei reikėtų paminėti, kad tai tebuvo jo 2 kart sapnuotas sapnas, juk jie niekur iš čia nebuvo net kojas iškėlę. Vadinasi, nėra kas svarstyti. Patenkintas kulnais sumuždavo Bufoleonas. Misija aiški. Tik klausimas, kaip tai padaryti? To dėja nežinojo nei vienas. Ką jau ten, net nenutokė, nuo ko reikėtų pradėti. Todėl ir tūnojo rupūžiai Julieno senelio prieš istoriniais laikais sumeistrautame povandeninėme laive. Ilgai ir nuobodžiai, laukdami palankios progos, pagaliau įvykdyti savo sumanimą. Ir štai vieną dieną. Kad tik nesumeluočiau, buvo regis antradienis, gal trečiadienis, Kūdroje plūduriuojanti medinė antis kvaksėjo lyg antis, tačiau ūmai iš jos snapiai taisyto garsiakalbio pasigirdo kraupus baubimas. Paskui ausį rėžiantis cypimas, lyg kas ilgų aštrių nagų rėžtų stiklą. Mikrofonas sugedo, netekom priedangos, puolė į paniką Bicas. Kas dabar bus? Mums galas. Lyg galvą pametęs lakstė po laivą, minutėlę, privalom susiimti, 1, 2, 3, gedimą tuoj pat pataisysim, sukomandavo vieninteliam laive tikram inžinieriui Julienui. Nežinau, pralemeno šis baukščiai, tektų lysti laukan, galim išsiduot. Palauko, tu nemanai, kad cypianti antis taip pat gali mus išduot? Piktai spiktelėjo Bicas. Gal turi pažįstamų ančių, kurios moka cypti? Jei iki šiol nepastebėjai, antis kvaksi. Ir kol kas niekam tai nekrito į ausis. Turim tučto jau ją sutaisyti. Eičiau pats, bet kad nieko apie tai neišmanau, prisipažino jis. Ten gali būti pavojinga. Niekas tiksliai nežinojo, kokie koviniai priešo pajėgumai. Kratėsi atsakomybę Julienas. O jei tik išlindusi laukan mane pakirs kulka, kas tada laive taisys varvantį čiaupą ar apmaurėjusius raiktus? Bailys, niekinamai iškošė Bicas. O iš šito, dėptelėjusi į Bufonacijų, iš vis jokios naudos. Sakykit tada, ką reikia daryti? Pats kilsiu viršun ir viską sutaisysiu. Julienas neprieštaravo. Bicas pro specialų šliuzą išplaukė į atvirus vandenis. Iš pradžių, aišku, buvo nejauku. Aplink malėsi būriai žuvų, mailių, vabalų. Seniai vandens nematęs kūnas nemaloniai dilgėjo nuo vėsumos.
Tačiau žuvų bijoti nereikėjo. Vis tiek jos anties paslapties niekam išduoti negali, nes nemoka kalbos, tik džiopčioti. Iškišęs bjaurią karpuotą galvą iš vandens, Bicas iš baimės net susitraukė. Tiek laiko pralindėjęs ankštame povandeniniame laive atprato nuo atviros erdvės. Kurį laiką sustingęs stebėjosi, kas dedasi aplinkui. Tik akis vartėsi lyg du dideli kamuoliai. Kiek apsipratęs, rupūžis pagaliau įsidrąsino, išlindo iš vandens ir užsikorė ančiai ant kaklo. Snape paslėptas mikrofonas kibirkščiavo. Trumpas jungimas, pamanė Bicas, prisiminęs Žiuljono pamokymus ir iš užančio išsitraukė atsuktuvą. Melsvos elektros gyvatėlės baugino, bet mikrofoną truputį reikėjo sutaisyti. Bicas susikaupęs palinko į priekį, apžiūrėjo gedimą. Staiga, milžiniška jėga jį atplėšė nuo anties ir bloškė į vandenį už gerų 20 sieksnių. Priešai puola! Kvyktelėjo jis, matydamas, kad atėjo paskutinioji. Gelbėkitės, kas gali, bet savaime suprantama pirmiausia pagalvojo apie save. Oi, atleiskite, kad taip jūs išgąsdinau, pasigirdo balselis šalia. Prisiekiu, nenorėjau, garbės žodis. Baltas mažas peliukas, dar baltesnių už save chalatų, kiaurai permikęs, tačiau vis vien nuo ausies iki ausies išsišiepęs suposi ant pripučiamo gelbėjimo rato. Plika akimi matėsi, kad peliukas neeilinis, ypatingas. Jis vienintelis kadaise įstengė ištrūkti iš kraupios įslaptintos laboratorijos, tik vengė su kuo nors apie tai kalbėtis. Tai vis dėl mano eksperimentų. Per juos visada prisiverdu bėdos, nuoširdžiai apgailestaudamas sakė peliukas. Duokite ranką, padėsiu išlipti. Na, ačiū, tai jau gal ne, suirzęs atšovė Bicas. Kaip nors gal pats. Pūkšdamas ir pūkšdamas, stengdamasis, jis vargais negalais priplaukė arčiau, užsiropštė ant anties kaklo ir nustėro pamatęs, kad iš jos viršugalvio styro visa puokštė žalių, mėlynų ir raudonų laidų. Nuotaika galutinai subjuro. Nužė kukužė, nusikeikė jis, kad tave kur kurmiai nujotų. Dabar jau galas. Kur tokiais sunkiais laikais gausim jai naują pakaušį, krimtosi Bicas. Vadinasi, šitiek dienų ir naktų išsvaistyta veltui. Nurimkite, puolė raminti peliukas. Aš puikus išradėjas. Pats tuo įsitikinsit. Štai ir atskridau čia iššautą savo paties sukonstruotą elektrinę svaidyklę. Tad sutaisyti anties pakaušį bus vieni juokai. Ką jūs sakot? Bicui akis klastingai žybtelėjo. Išradėjas. Vadinasi, mums pasisekė. Elektroninė svaidyklė, sakyčiau, labai įdomus išradimas. Išties, su įkarščiu pritarė peliukas, priplaukdamas arčiau. Jį sukonstravau svaidyklės principu. Šiek tiek patobulinau keletą detalių. Šį tą patikslinau, pridėjau elektronikos, kad gerai užsimojus būtų galima nuskrieti nors ir iki mėnulio. Ir viskas. Matau, susidomėjote. Ne tas žodis, mielasis. Gudriai vyptelėjo rupūžius. Matau, esate neįtikėtinai talentingas. Bet ką aš čia, jūs ir pats tai žinote. Ką jūs, ne? Liūdnai papurtė galvą peliukas. Visi mano, kad tik gaištų laiką, nes kuriu niekur nepritaikomus įrenginius. Atsidusęs, nusivilko savo baltąjį chalatą ir gerai išsigręžė. Nu, jūs turbūt juokaujate. Nuoširdžiai nustebo Bicas. Pasakysiu štai ką. Taip kalbėti drįsta tik neišmanėliai. Šitokį genijų nuvertinti ir sulyginti su žemėmis, tai nusikaltimas, suokė rupūžius. Jie pavydi, net nebejoju. Tik tamsus protai gali neįvertinti jūsų talento. Peliukas ir balo, ir raudo, susidrovėjęs nuo tokios pagirų lavinos, o Bicas niekaip nenustojo gražbiliavęs. Patikėkit manim, žinau, ką kalbu. Tokius kaip jūs suskaičiuočiau vienos letenos pirštais. Vadinasi, jūsų nėra daug. Ir būtent dėl to esate tikra brangenybė.
Atleiskite už nekuklų klausimą, bet man labai smalsu sužinoti, kągi dar tokio įspūdingo esate sukūręs. Galėčiau lažintis, kad tikrai verta dėmesio dalykėlių. Na, sutrikas lemeno peliukas. Stengiuosi kaip įmanydamas. Jis priplaukė visai arti ir susijaudinęs ėmė pasakoti apie savo gyvenimą slaptoje laboratorijoje. Kaip tenai išmoko stulbinamų dalykų. Kaip vieną dieną, rizikuodamas gyvybę, ūsais ir uodega, ištrūko į laisvę miškais, pelkėmis ir upėmis, persekiojamas laukinių padarų, nusigavo iki girios pakraštyje esančio apleisto namo ir ten apsigyveno. Vėliau paaiškėjo, kad aplink knibždėte knibžda kaimynų, kurie nuo pat pradžių įtariai žvelgė į name apsistojusi baltą peliuką. Pirmiausia dėl to, kad jis apsigyveno žmonėms priklausančiuose trobesiuose. Antriausia, kad buvo baltutėlis it sniegas, o to šiuose kraštuose nebuvo matęs nei vienas padaras. Čia visos pelės buvo murzinos pilkos spalvos, tikros nevalos, tačiau puikiai prisitaikiusios prie aplinkos. Skirtingai nei jis, o tada graužiamas nuobodulio peliukas ėmėsi laboratorijoje matytų eksperimentų. Jos tobulino ir atsidėjo vienišam mokslininko gyvenimui. Miško gyventojai nemėgino jo išrūkyti lauk, nors ir privengė neįprastai atrodančio atvykėlio. Tačiau baltasis kaimynas jiems netrukdė. Bicas, tupėdamas ant suplyšusio anties pakaušio, klausėsi susidomėjęs, o mintise rezgė piktą ir klastingą planą. Tokio būtų išsigandę net ištikimiausi jo bendražygiai. Tačiau peliukui, dar nespėjus baigti savo istorijos, klibantis anties kaklas staiga kurtinamai triokštelėjo, suburbuliavo, lyg uodegas sušlapęs kalakutas ir teškėsi į vandenį. Ir būtų buvę pusė bėdos, jei prie pat anties pripučiame rate nebūtų supęsis peliukas. Pilnas metalinių dantračių ir varžtų, anties kaklas pasirodė besąs išties sunkus, kaip mat nugrimzdo į dugną, nusinešdamas su savimi ir atklydėlį mokslininką ir baisiausiai nustebusi rupūžių. Bicas taip sutriko, kad net pamiršo, jog moka plaukti. Matėte kada nemokančią plaukti rupūžę? Gal ir gerai, nes atrodo išties graudžiai. Jis gailiai sumauravo galūnėmis, net burbulai pakilo iki kūdros paviršiaus ir netyčia prarijo gurkšnį šalto vandens. Šitokių netikėtumų rupūžius kaip gyvas negalėjo pakęsti. Apsidairęs, pamatė gelmėn grimstantį anties kaklą, kuris tempėsi su savimi peliuką. Atitokėjęs leidosi iš paskos. Pripučiamas ratas mokslininkui nebegalėjo padėti. Aštrios nuolaužos jį pradūrė ir dabar oras kaip pašėlės veržėsi laukan. Dar po kelių akimirkų anties kaklas sunkiai dunktelėjo į dugną, prispausdamas mažai peliuką. Bicas pripuolęs pamėgino jį išvaduoti, bet niekaip neįstengė pajudinti į vandens žolės įsipynusio kaklo. Jam ėmė trūkti oro, tačiau nebuvo laiko kilt viršūn įkvėpti. Peliukas buvo kur kas blogesnėje padėtyje.